Labas vakaras. Kalba ir rodo anykščiai. Kalba ir rodo Vava. Šeštadienio vakaras, šiandien atrodo gegužės 27, 2023 metų. Ir mes šiandien panagrinėsime labai linksmą temą. Temos pavadinimą paskelbs Tomas. O čia temos pavadinimas kyla mum bekalbant, kažkaip tai pasakiau tokius žodžius ir Virgilijus pastebėjo, kad galėtų būti gera tema. Tai buvo pasakyta, su kuo noriu, su tuo pisuosi. Tai tokia tema, kaip ir gavosi, kad bandome šnekėti. Nors aš pats tai, nors ir pirmo asmeniu pasakiau tą, ar ne, kad taip, bet pats matyt gyvenime visiškai taip nesielgiu. Arba, kaip čia pasakyti, niekur taip nelakstau. Dar mes atkreipiam dėmesį į tą patį žodį, ne, kad pats žodis, tas įvardinantis tą procesą, tai tas pystis man yra gražus žodis, tai, bet gali žmonėm tai būti, tai virsti ir keiksmu. Tai aš galvoju, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus visos esinijos, ar kaip čia proceso, tas dauginimuose proceso, žodžiu, tas, kaip čia, momentas, ar ne, įvardymas to žodžio pystis, tai jis šiaip yra labai tokį, galim sakyti, kaip čia pasakyti, jeigu tai Dievo sukurta ar ne Dievo, ar gamtos, kažkaip tai mūsų to radimosi ar gimties, tos užuomazgos užsimesdymo, visos gyvasties procesas, įvardymas, šiuo atveju matyti, kad lietuviškas gal tas žodis pystis yra, tai jis yra gražus, bet jeigu taip paverčiama kažkodėl tai keiksmažodžiu, tai jau čia aš galvoju, yra tokia mąstymo ar požiūrio ar nuostatos klaida yra. Tai tą aš norėjau pasakyti. O vėlgi grįžtant prie tos temos, su kuo noriu, su tuo pisuosi, tai aš kaip ir vis dėlto būčiau kitokios nuostatos šalininkas, kad tas toksai švaistymasis ar lėkiojimas ir naudojimasis tuo maloniu procesu, man atrodo, yra klaida, kadangi, aš galvoju, tai galima mokytis visgi ir iš kitos gyvūnijos, nes gyvūnija taip pat juk tą daro, tas dauginimasis vyksta ir žmonėse, ir gyvūnuose, gamtoje, tai taip pat panašiai, ir žmonės čia neišrado kažkokio tai kitokio. Jeigu ir išranda, tai matyti būna visokie absurdiški ir kažkokie tai gal netgi klaikus kartais dalykai. Tai galima mokytis iš kitos gyvūnijos, kad tuo procesu užsiimama tam tikrais etapais, kai dažnai kai yra ta ruja vadinama, ir tuo metu rujojantis tie padarai būna gal kažkokie tai lyg apsėsti. Jie, žodžiu, įsitraukia į kažkokie tai ten, žodžiu, tampa kažkokiais tai kitokiais. Ir kai ta ruja baigėsi, tai tada jie vėl grįžta į tą gyvenimą, kad jie jau vėl tada tampa tame pasaulyje ir tada jau randasi ta nauja gyvastis užmezgama ir kai gimsta ten, žodžiu, tie vaikai gyvūnam, tai jie paskui juos, ne visais atvejais ir tėvas ir mama, bet dažniausiai, bent jau mama, tai labai myli tuos gimusius vaikus, jais rūpinasi. Tai aš galvoju, kad tai ir yra prasmė to pysimosi, ir
kad būtų dėl dauginimosi. Bet žmogus, kadangi yra sąmoningas, jisai gali apgalvoti ir spręsti, tai žmogus galbūt ir dėl to, kad yra, vis dėlto mąstantis pirmiausia apie savo naudą ir malonumą, tai tame procese dauginimosi aišku, kad pasiima tą pačią maloniausią tą grandį, tai yra tą pėsimąsi ir neigia tolimesnius dalykus, tai yra dauginimąsi. Ir aš manau, kad tai atveda iki tokių nemeilės, iki neapykantos. Ir tai, manau, tuo pačiu atveda į visokias tokias formas, kurios dabar yra labai platinamos, tarkime, apie tą patį homoseksualumą, nes jis čia nesidauginama, tik tai procesas naudojamasi tuo pėsimusi, bet dauginimosi nėra. Tai, žodžiu, žmogus atsisako to, kad auginti naują gimusi, atėjusį ir jį mylėti ir būti atsakingam už jį, bet pasiima tik tai, kas jam yra malonu, kas jam teikia malonumą. Gali daeiti ir iki tokių formų, kaip nežinau, ten vaikų išnaudojimas ir panašiai, kadangi atsisakoma dauginimosi, bet siekiama malonumo. Tai aš taip mąstau apie tą švietimą. Supratome, ačiū. Duosiu žodį Virgilijui. Ačiū, Tomai, perdodam kamerą. Taip, brangieji mėlėjai. Dabar pabandysiu pasakyti ir Dievo nuomonę. Vėlgi, pradėsiu nuo švento rašto, evangelinio žodžio. Kas turite žmonas, gyvenkite taip, lyg neturėtumėte. Tai čia buvo parašyta prieš beveik 2000 metų. Mes šitą dalyką parašėm 70-aisiais mūsų eros metais. Bet tada buvo skirta tik tai vyrams. Dabar jau 2023 metais reikėtų sakyti kitaip. Dabar yra lyčių lygybė. Žodžiu, kas turite žmonas, gyvenkite taip, lyg neturėtumėte. Ir lygiai taip pat moterims taikoma. Kas turite vyrus, kurios turite vyrus, gyvenkite taip, lyg neturėtumėte. Koks yra skirtumas? Skirtumas yra tame, kad žmogus, jeigu vyras neturi žmonos, jis daro tai, ką sako jo paties valia. Kitaip sakant, ir kūnas, ir valia priklauso tam pačiam žmogui. Tiek moterims, tiek vyrams. O kada yra jau susitarę būti vyro žmona arba sutuoktiniais, irgi, tai jau tada pasidaro toks labai įdomus dalykas. Valia moters nebeturi valios savo kūnui, o valią turi savo vyrui arba sutuoktiniui. O vyras nebeturi valios savo kūnui, nebegali daryti, ką nori, o turi valią savo žmonos arba sutuoktinės. Čia yra skirtumas. Kada nors mes tokią laidą padarysime šeštadieninę, kuo skiriasi žmona nuo sutuoktinės. Nes kiek žiūrėjau žodyną, tai sako lygiai tas pats. Nėra tas pats. Tai yra labai skirtingi dalykai. Labai net skirtingi dalykai. Bet vystant tą temą, nors Tomo yra tai ta paprasta, sako geras žodis, aš pasakyčiau, blogų žodžių nėra. Čia priklauso nuo žmogaus. Jeigu žmogui atrodo, kad blogas žodis, tai yra blogas. Jeigu žmogui atrodo, kad geras žodis, tai yra geras.
Aš pats asmeniškai labiau vartočiau, sakyčiau, įsivaizduokit, va pavyzdžiui, jūsų sutuoktinė, puikiai sutuoktinė, sako, nu va, ateis pas mus savaitgalį draugė, tu ją išpy. Man negražiai skambinsi, man gražiau skambins, tu ją pamylėk ir ji tave pamylės. Nu, man kitaip. Tiesiog aš tikrai, Tomoj, mes esam geri draugai, mes kalbamės visokiamis temomis. Aš tikrai jį priimu tokį, koks jis yra ir jis turi teisę vadinti viską, kas mūsų supa taip, kaip nori. Aš taip pat noriu. Man labai patinka žodis pamylėti, pasimylėti. Va. Sutuoktinė turi teisę visada nurodyti sutuoktiniam, su kuria jos drauge ar šiaip moterį jis gali pasimylėti. Tai jos teisė. Bet kažkodėl tai pas mus viskas yra atvirkščiai. Sutuoktinė skaito, kad turi vyras pasimylėti tik su ją. Nu, nesąmonė, absurdas. Žodžiu, aš čia daugiau, per daug nesiplėsiu, paklausiu, kiek ten pas mus minučių rodo. 11. 11. Nu, dar galiu pakalbėti. 4 minutės. Žodžiu, tas 4 minutės panaudosiu taip. Mylėkite ir būkite mylimi. Gyvenimas trumpas, kaip sakoma Evangelijoje. Nešvaistykite jo laiko. Va štai mano jau, aš va štai toks žilagalvis, jau jaunas mergikė su manim pasimylėti tikrai nenorės ir aš su jomis nenorėčiau. O bet viskam yra savas laikas. Kol esi jaunas, susiminėjai daugiau jaunais dalykais. Dabar tokiam amžiui bandau demonstruoti išmintį. Išmintį sukauptą per gyvenimo patirtis. Gal tiek šitą reportažą galbūt iki 15 minučių nebetrauksim. Mes kažkur tai planuojam reportažus daryti neilgiau 15 minučių. Tad su ta geru palinkėjimu mylėkite ir būkite mylimi. Jeigu norite, galite, kam patinka su žodžiu pi, toliau daugtaškis, arba galite mylėtis. Esmė tai ta pati. Todėl čia nieko blogo nėra. Ir taip, aš jau atsisveikinu, su jumis bendravo viešpaties kardinola Vava Virgilijus Vaidokavičius. Ir tuoj, palauk, nukreipiu kamerą į Tomą. Ir aš Tomas Jurkėnas, ate. Iki.